pamečiau kamerą. Taigi atvažiavau į galą varžybas, gražus oras. Nėra šiaip labai šilta, nors iš tikrųjų +1, bet vėjukas neblogas, tai jo, einu biškį apsižiūrėt, pažiūrėt kaip čia kur kas. Kiek supratau, bus 3 ratai po 3,3 km. Jo, šiaip tai nemažai žmonių tikrai, mano grupiai 185 dalyviai. Tai jo, startas 1 valandą, o dabar 10:17. Tai žodžiu, čia žodžiu testuoja visi slidės, nežinau kur aš jau užlipau, einu pasivaikščioti kažkur. Va, leidžiasi tai va. Ir tikrina, kurios greitesnės. Žodžiu, prasivažiavau, einu savo, šiaip smagus ratas. Lėkšti pakilimai, lėkšti nusileidimai ilgi. Tai bus ir padirbėta, biškį ir pailsėta, aišku, bet nuo lėkštų nusileidimų vietom tenka dirbti. Bet jo, va, visi ruošiasi į startą. Tiksliau ne visi, o moteris. Dabar startuos už 3 minučių gal. Jo, pafilmuosim merginų startą. Tai va, žodžiu, jau padedu, motyvuoju motyvacinę kalbą prieš pat startą. Gražus vaizdas, tai ką žinau. Kol kas jokio streso. Be streso, davai. Come on, Lithuania! Here we go, here we go! Yeah, good form, man, good form! Oi, gerai, davai, varai. Op. Davai, gaudi. Opa, Greta, gaudi, Karnelė, gaudi. Davai, gaudi. Davai, Emilė, laikykis, gaudi, 2:08, davai. Gaudi. Tai ką, ruošiamės pabiškį startą, liko valandžiukė. Tai mūsų čipas. Kaip supratau, 2 dienom turėsim jį. Taip ir šiandien rytoj, tai reiks nepamest. Ir štai numeris. Jo. Kaip Oskarai nusiteikęs? Jo. Kodėlgi ne? Toks ramus, nestresuoja. Žodžiu, guys, mes jau finišavom. Kaip? Labai sunku. Žiauriai sunku buvo nuo kalno vapšė, kai stačia, kai vietoje atrodo žiauriai vėjas pučia šakės. Dabar startuos DJ ir Oskaras. Oskaras Oskin. Oi. Tan. DJ. Dabar jam prie starto. Šiandien tos, ne? Kažkokiu 13 minučių gal. Nuotaikos. Kokios? Neblogai. Nuo kalno. Nuo kalno tai atsistojai. Sėkmės? Ką pasakysi? Kaip visada žmonės, bus geras startas ir gera nuotaika. Ir DJ pavarys. Ir let's go, ką aš žinau. Let's go. Apšylam. Žodžiu, Oskarai 2 minutės iki starto. Jis tai dar čia. Viskas gerai, Oskarai. Čipą turi? O tai kur čipas? Kiek tau liko? 2 minutės. Tai tu žiūrėk, tu prieki daujas, tas jau teno, kurį varo. Jėgais probos ramos, niečeko, ramas kaip gauja. Taip, davai, DJ! Tai davai! Oskarai, davai! Oskarai, davai! Davai, dauja, tai labai gerai, davai! Guys, say something to the DJ. Hello.
darysit? Suradau jums draugų. Ajo, geri. Nu ką, malačiai? Taigi, žodžiu, grįžau po varžybų, jau aišku, einu miegot beveik, bet taip ir pamiršau nufilmuoti, nes įsikrovė kamerą. Ir ką, nu startas toks, pirmas startas, prasikvėpavimas man buvo. Čia praktiškai test reisas, dar neturėjau nei test reisą nieko, nes biškai buvo. Ten pilvas, kaip ir minėjau praeitam video. Žodžiu, jo, tokia pradžia, nieko, nesustojam. Tik tais mokomės iš klaidų ir augam ir rytoj sprintas, tai žiūrėsim kaip tenai seksis. Geras muzonas, geram rytui. Žodžiu, atvykom į trasą, 8 ryto dabar. Čia visi kaip bitės zuja, belekai va net suslydėm varo. Tiesiog per šitą neskuba. Varom čia į vidų, užeisim, palsidėsim. Jo. Labas rytas, iš Galos, šiam interviu. Kaip nusiteikęs? Gerai. Gerai. Šiandien mes jūsų paklausime, kelintą numerį startuojate. Geras klausimas. Geras klausimas. Koks oras dabar? Saulėta, Saulėta. dideli vėjai. Vėjai. Ar bus sunku, kadangi bus vėjas, ar čia kaip tik palengvina trasoje viską? Nes žinai, nuo kalno greičiau neša, ne? Į kalną vakar labai padėjo, tai manau. Tai manai, kad čia nepadės. O nuo kalno? Nuo kalno nelabai padėjo, ne? Nėra skirtumo. Nėra Oskarui dar dievė tas skirtų. O jums labiau patinka klasika ar čiuožėjas? Čiuožėjai. Čiuožėjai. O koks greitas? Sprintas ar Sprintas distancija? ar distancija? Distancija. Tai kodėl startuojat sprintą? Lemba, geras klausimas. Neturiu pasirinkimo, trenerių liepia. Ne, ir šiaip norisi tiesiog. Šiaip norisi tiesiog. Žodžiu, mes kėlėmės tipo 6 kem, o mums startas 1 valandą. Ir mes tipo atvažiavom čia anksčiausiai, dėl to, nes kitiems startas dabar jau vyresniem. Tai mes neturėjom pasirinkimo. Ir dabar sėdėm kavinėj kažkokioj. Naujo tą kamerą, kažką padariau vakar kamerai naujo tą, nebepirksi. Jo. Bet nieko, sakė, pliusai ir minusai. Taip. Nedaujo tai. Jo. Kaip juokingai atrodo. Kiek daugiau tai turi subscriberių dabar? Morning, how are you guys? Good, how are you? It's on YouTube. Hey, is this on YouTube? Yes. Like and subscribe. This channel, it's a great one. You should definitely follow it. Tai va, pažiūrėsim kaip moteris važiuoja. Gal turi ir Emilija atvažiuos. Va tai jo, daužo sprintą moteris. Nu jo. Tai ką va, labai graži saulė lenda už medžių. Žiūrim čia va su gražiu vaizdu. Ir va, Emilija atvažiuoja. Op, Emilija, davai, varai! Gerai, davai, dirbi. Kvepuok, dirbi. Op. Op, dirbi, davai, varai. Moterų ketvirtfinaliai. Čia va saulytė išlindo. Ai, dar visą 2 valandas iki mano starto. Biški bimbinėju, biški einu sušilt ir tai va žodžiu. Stumiu laiką. Aišku, po valandas eisiu šilinėt. Pažiūrėsim kaip čia seksis. Bet jo. Davai, tai varai, laikyk. Atsispir, gerai. Bet kaip ir normaliai rankom reikėjo realiai viską geriau varyti, neapskaičiau, nes tik pabandžiau spirtis klasikinių iš to, tai 3 kartus ten, tai va tai pramušė, bam ir vos nenukritau. Bet tada greit susirinkau, pradėjau eglutę varyti. Ir tada bėgau ir tada ten tokia košė, ten tiesiog jau praktiškai visiškai eglė, net nebėgau tiesiai. Ir tada greit atsispyriau dar to kalno, toks biškis susimėčiau, žiūriu vėžį, nėra galva ką, atsirado vėžės. Kad ne kokias 15-10 leidžia, nu ten plius minus. Ir prisivyja. Ir jis taip dar apsilenkė man ir aš pasispyriau daugiau ir pradėjau tupėti už jo ir žiaurgi. Gerai patupėjau už jo, kaip ir atgavau. Ir toks jau noriu lipti iš vėžės, kad aplenkti.
Ir jis tiesiog pasispyrė, biškį nuvarė toliau namais ir aš tokius 2, vieną tokį per stipriai liksarą pamečiau ir tai visų veidų drožiau karačiai į vėžę. Ir jau apačioj, kalno pačioj. Eik savo atsikėliau, visą susirinkau, greit nuvariau. Ir paskutinis kalnas lieka. Privažiuoju ten dar rankom, nežinau, kad nelaikys, išlipu iš vėžių ir iš karto tai visas vėl. Tai žodžiu, baigėsi varžybos. Visas varžybų dienos baigės. Pabiškai kraunamas daiktus. Ryte išvarom. Tikrai netokių rezultatų tikėjaus, bet ir kaip yra. Taip lemta, taip jau startuota. Visada yra kur tobulėti ir visada bus. Tai jo, tobulėjam, judam į priekį ir bandom nesustot. Kaip sakoma, like, subscribe, share ir komentarų. Jo, ačiū. Viso.